Sveiki mėlėjai, tai su jumis Dice Games. Tai va, pristatau šiandienos video. Tai kaip pastebėjot, savaitę nekūriau video. Iš tikrųjų visiškai laiko neturėjau, nes mokslai yra dalykėliai visokiausi šį ir taip toliau. Bet pagaliau aš įsikūriau. Tai va, kaip tik dabar matot fone, kaip pikinusi kaip pikinusi torbą. Iš tikrųjų visai linksma buvo. Dėja, daug klipų neturiu, nes daug ir nepikinau. Bet tokius geresnius, ką žinau, kur laimėjau, tai maždaug dabar jau matot. Kas šiaip naujo atsitiko per šitą praėjusią savaitę, kiek čia praėjo, net nežinau. Nu kas gero, nieko gero nesitiko. Viskas tas pats. Ką dariau ant tereso? Nieko. Pikinau, viskas. Įpikinau ir tai nedaug. Žodžiu, nieko naujo neatsitiko. Nu, ką padarysim? Tai dabar pašnekant kitą temą apie milų pardavimą, dar noriu greit užsiminti. Dar vis primenu žmonėms, kad dar vis pardavinėjo šmilus bankų. Taipogi dar biški papildymais. Jeigu jums reikia rašyti Skype Asis 014. Kol kas membershipų neturiu, nes dingo mano pardavėjas. Pranyko kažkur, nežinau. Tai va, kas dar čia gero, prisijungte prie mano planšeto Dice Games su trejetu gale. Kiek mačiau, yra jau padorių žmonių, kaip buvau aš prisijungęs. Faniai matyt, kai būna žmonių daug ir visi diskutuoja, visi šneka, visi laimingi, visi lošia, nežinau. Nu, fani iš tikrųjų, kai turi kažkokį savo sukurtą dalyką, kuriame žmonės sėdi ir mėgaujasi. Tai va, taipogi apie boterius dauguma klausė, kai aš tam turiu tos 2 frosterius. Tai vienas frosteris pilnai užkeltas, jis ten botina man. Deja, dabar frostinimo botas susipiso, nes po update'o Jacket'o, tai dabar jis neveikia gal kokias 4 dienas, nežinau. Tai litų iš to neina, bet taipogi pradėjau žmonėms kelti dungeoneeringą ant savo VPS. Tai vienas užsisakė nuo 64 iki 85 kelt ir kitas užsisakė nuo 5 iki 80. Dabar tiems 2 žmonėms keliu. Aišku, kiek keliu neuždyka už milus ar balius. Tai va, jeigu kam nors norit, kad pakelčiau, tai rašote tą patį Skype Asis 014. Tai va, pakalbant dar apie ką, norėjau tokį klausimėlį iš tikrųjų visiems užduoti. Tarkim, jeigu aš kurčiau vlogus, ane? Tai ar man apsimoka daryti, tarkim, editinimo daug, kad būtų, tarkim, bele koks video sukurtas, daug editinimo, sprogimų ten, hujimų ten, bele kiek. Tačiau tokius video leisčiau retokai, va, kas savaitę gal sukurčiau tokį video iš tikrųjų ir viskas, ir daugiau neleisčiau. Ar leisti daugiau vlogus tokius, gal 2 kartus į savaitę, bet tokius apšiai be editinimo, šiaip kad pakalbu, ten padarau kažką, nežinau. Nes kaip jau minėjau, aš laiko labai mažai turiu sėdėti prie to reso. O man editinimas vienas malonumas, kaip sakant, hobis vos ne, tai visai ne. Ai, taipogi, tu turbūt matėt intro, tai va, jį sukūriau per kokias 2 valandas gal. Nes naudojau biškį naują visiškai man dalyką, kurio aš dar nemokėjau, tai dabar aš jį perkandau, tai pats tas linksmumas yra dabar. Tai va, kas dar naujo, baiginėjai teisės, jeigu kam nors įdomu, jo jau į regitrą varys laikyti jau teoriją neužilgo, po to važiavimas ir va, ir tu turėsi teisės. Mašiną irgi neužilgo jau reikės eidžiai pirktis, nes kaip žinot, iš RSO litų pasidariau ganėtinai daug, tai jau pats laikas atėjo eiti į Auto Plus LT arba į turgų važiuoti. Tai vat. Taipogi, vienas žmogelis man atsiuntė tokį video, kur žmogus tipo žiauriai daug editinimo idėja. Ir tipo nuo 2006 iki 2011 metų, ką jis gero pasiekė. Tarkim, sudėti video, kai jis pakėlė ten 99 fletchingą, pakėlė ten 99 runecraftingą, dar ten. Liam, aš visai galvoju, gal reikėtų, gal ir man tokį sukurt, kad būtų, tarkim, nuo 2005 ten iki 2011. Deja, aš video ir ten medžiagos, ten fotkių vapšė neturiu, tai reikėtų kažkaip, nežinau, kažką skurt.
Tai va, dėl to dar tokia mintis kilo biškim. Dar kalbant apie toks dalykėlius, tai būtinai užsukite į mūsų radiją clubhitfm.lt. Aš visą tą ten puslapio pavadinimą įmėsiu į description, galėsim nueit paklausyti muzikos. Kaip tik gavom prieš 2 ar 3 dienas porą rėmėjų. Tai radija plėsis, gal net gausim bangas. Kaip būna ten 99,8 kažkas ten tokio. Nu, bet čia dar ateity, kaip sakant. Apie ką čia dar man pakalbėti? Iš tikrųjų, kaip jau sakiau, nieko daug neįstiko, nieko nepakėliau, nieko nenuveikiau. Tai va, tai jau čia šiam vlogui bus tiek, tai nepamirškite, būtinai subscribinkit, reitingit, komentuokit. Thumbs up užmėskit, jeigu patiko, jeigu nepatiko, thumbs down. Nu, čia kiekvienas žmogaus noras, kaip sakant. Nepamirškite užsukti į mūsų radiją clubhitfm.lt, kartais aš pats laidelės vedu. Taipogi nepamirškite, kad pardavinėju milus, tai jeigu reikia milų, tai rašot man į Skype'ą. Tai ką, tai šiam kartui bus tiek ir ką aš galiu pasakyti eilinį kartą. Peace!